pasakyti vieną dalyką. Pasimatuojam batais. Nes vienam sporto apžvalgininko rašiniai skaičiau, kad ar tiesa, kad tavo bato išmėra yra 43. Tai va, žinokit, kai Rūta laimėjo tą aukso medalį prakeikta ir kai visi pradėjo ieškoti sąsajų su ja, kai kurie mano draugai prisiminė staiga, kad jie irgi kažkada lankė plaukimo treniruotės. Kai kurie sakė, kad Rūta pažįsta, ar yra matę kažkur. Kai kurie pasakojo, kad kartu su ja mokėsi. Aš pagalvojau, kągi aš su ja turiu bendrą. Ir mes, Rūta, nesvietiškai panašus. Mes turim tą pačią čempionišką pėdos išmėrą. 43. Rūta, sveikinu tave ir, tiesą sakant, sveikinu netgi ne su medaliu. Sveikinu visus, kad tos mergaičiukės dėka mes bent vieną vakarą pasijutom taip pat gerai, kaip per Kalėdas, Mindauginės ar naujosius metus. Vieni, vieningi ir gerai nusiteikę. Galbūt per daug, o per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlovė. Gal kartais per daug iš kitų reikalavom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėti. Bet aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai per amai gyvenai, bet tavo gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Nesikankyk dėl medalio, bet verta kovot lygi galo, dėl savo garbės pabandom iš naujo. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, bet būsi legenda, kol nepraradom vilties, nes mes šiandien vėl iš tikrųjų garbės žodis mes tapome čempionais. Ir Marijonas Mikutavičius, bravo! Žmonės, kurie turi tą patį čempionišką bruožą, abiejų kojus, dydis 43, bet čia aš galiu pasigirti. Vis tiek